Dangiškojo tėvo žodis. Dangiškasis tėvas perduoda žodį visiems žmonėms, kurie jo nepripažįsta ir nenori jo suvokti. Nuo 2009 metų 9 mėnesio 11 dienos pasaulyje prasidėjo karštos bangos plitimas. Jinai keičia visą žemės struktūrą, kad sukurti naują energetinę struktūrą, kad žmonės gyvenantys žemės galėtų susijungti su planetomis per auksinę liniją ir tiesiogiai su Saulės branduoliu. Nes po šios linijos eina karšta banga, kuris sukelia žmogui neproporcingą minčių sumaištį, o tada žmogus atsimuša kaip į sieną. Nuo šios bangos žmonės atsiduria tupike arba kelias lygioje vietoje. Nes dabar žmogus tuščias, o kad užpildyti tuščią vietą, reikia teisingo supratimo galinčio žmogų pakelti į naują lygmenį. Ir nuo 2010 metų 9 mėnesio 15 dienos į žemę buvo paleista po visą pasaulį dangiškojo tėvo šviesa, kuri kuria erdvę žmogaus juodame tunelyje, kad parodyti baltą šviesą kaip išsigelbėjimas savo vidinio aš. Nuo šios datos aktyvėja Grabavojaus mokslas ir žinios, ir žmonės tai jaučia, nespaudžia dar labiau. Grabavojaus mokslas žinių žmonių sielas traukė į harmoningą savęs vystymosi ir nuo 2010 metų 9 mėnesio 16 dienos pradės eiti į žemę kristalinė lietaus lašai, kurie nuplaus nuo žmonių abejonės Grabavojaus mokslu ir nukreips sielas į jo mokslo agregorius, paremtus Grabavojaus atvaizdu, ir su kiekviena diena ši šviesa didėja ir spaudžia žmonės prie vieno tikslo arba priveda prie šio mokslo technologijų. Kristalinis lietaus fonas sudarė erdvę plėtimusi visų naujų struktūrų, kurioms būtina bus atsiverti, nes per šį lietaus fono dalį susidaro naujos ląstelės, kurios apsupa kolektyvinę sąmonę, arba sunaikina kolektyvinę sąmonę, arba nukreipia į Grabavojaus mokslo žinias. Dabar kolektyvinė sąmonė tapo kaip pailgas pagalys, o aplinkui pailga pagalė apsvyniojusios ląstelės ir pasiruošusios daryti veiksmą. Nuo 2010 9 mėnesio 16 dienos pradės eiti iš Saulės branduolio spinduliai į žemės paviršių ir žemės visą sluoksnį apgaubė Saulės energiją, kuri yra sujungta su Grabavojaus mokslu, o aplinkui žemę susidarė Saulės spindulių vakuumas, iš kurio į žmonės leidžiasi elektrinė spiralė, liečiančia žmogaus vibracinį lauką, kuri jungia žmogų su Saulės spinduliais ir nukreipia tiesiogiai į jo mokslą. Elektros spiralė žmogaus sąmonė kuria būdingai jam sritį atitinkančią šį mokslą. Nuo pirmos spiralės įėjimo į žmogaus informacinį lauką fizinėje kūne pradėjo trauktis deguonis ir pradeda trūkti deguonis ir pradeda veikti vadinamoji cirkuliacija, kuri fizinį kūną regeneruoja normą. Tai parodo, kad žmogaus fizinis kūnas yra susijungęs su jo mokslu, tik belieka save nukreipti tinkamą linkme, kuri jau sustatyta, siunčiame impulsą ir materializuojame normą. Čia eina tiesioji veiksmingoji linija, o jos priekyje dangiškojo tėvo atvaizdas. Jisai perkelia visą pažinimą ateities, dabarties ir praeities, kad užpildyti viską auksu tas gyvenimo duobutes, kurios buvo sukurtos arba kurtos netikslių minčių arba objektų. Susidarė kristalinė piramidė, o jos branduolį praeitis, dabartis ir ateitis. 3 dalys susijungia į vieną spindulį, spindinti tašką, ir žmogaus fizinis kūnas pradėjo eiti lygiai keliu su dangiškoju tėvu. Per šį kelią yra išvystama kurianti erdvė, kuri atitinka žmogaus proporcingą gyvenimo lygmenį, o vidurys tik savo gyvenimo liniją tarp kuriančio ir žemiško pasaulio, kad ši gyvenimo linija išlygintų ir sukurtų savo vidinį aš arba sielos meilės ugnelę, griaunančią žemišką ir kuriantį pasaulį. O ugnelės spindulys su dangiškojo tėvo atvaizdu žengia pirmin žingsnį einantį link gyvenimo taško. Šis atvaizdas tapo pirmoje vietoje ir šią sferą tiesiogiai atspindi kosmoso platybėse, kad susijungtų su nežinomomis planetomis, o galbūt su žvaigždynais, arba kažkokiais kūnais, kurie dar yra neatpažinti. Visi šie kūnai žmogaus gyvenimo liniją pasakys pagal tyriausią šviesą, o vidinė ugnis žmogaus kūne susilies su dangiškojo tėvo atvaizdu
kurio pirmieji žingsniai persikels į naują realybę ir žengs su naujais kosminiais kūnais ir jų naujomis tradicijomis, kurios susijungs su dangiškuoju tėvu ir jo garbe, kad sujungti žmogaus gyvenimo liniją. Tebūnė taip. Sudaroma spalvota šviesa, kuri perina žmogaus informacinį lauką, o po to ir fizinį kūną. Tada žmogų virš galvos susikūrė 5 cm auksinis laukas, kuris yra paimtas iš pradinių žinių, kurtomis pagal dangiškąją tėvą. Iš šio lauko išėjo stiprus impulsiniai kamuoliai, kurie sukurs žmogaus asmeninę kūrybą, asmeninį vystymosi kelią ir tai, kas sudaro patį harmoningiausią būdą išeiti į naują erdvę. Spalvota linija užpildė informacinį lauką, kuriame susidarė tiesi linija, kuri yra būdinga naujam požiūriai, kuris vystosi per kūrybos tašką ir plės amžinybę su dangiškojo tėvu. Dangiškasis tėvas perkelė visą liniją į žemės brandolį, o į žemės brandolį eina kristalinė šviesa, kuri apgaubė kiekvieną žemės gyvą būtybę kristalinės šviesos atspindžių ir regeneruoja pagal dangiškojo tėvo atvaizdą. Žemės paviršius tapo sudarytas kristalinių skaidrių, kurios pradėjo kurti energetinę šviesą arba energetiką tolygiai dangiškajam pasauliui ir gravojus mokslui, kuris jau yra žemėje. Žmonės jaučia žinių plėtimosi ir jas jaučia vidinė šviesa, kuri iš vienos pusės yra tinkamas lygmuo sudaryti valią, pagarbą ir tikėjimą, kuris atsiveria paimant žinias, technologijas. Jos prasidėjo nuo 2010-9-16 dienos ir iki 2010-9-20 dienos per 3 paras kristalinė šviesa susilygins su žmogumi, o jo ardančias minčių dalis pašalins bei atkurs realybę pagal dangiškojo tėvo atvaizdą. Grigorijos Gravojos žinių paėmimo procesas kelia jo mokslą. Norma. 3 ateinančias dienas į pasaulį įėjo violetinė spalva, o jeigu žiūrėti iš kito kampo, įėjo dieviškoji sąmonė. Ant žemės ir visame ore susidarys 5 mm violetiniai kamuoliukai, o jų tikslas išformuoti netikras mintis, atstatyti ir koreguoti žmonės, taip kaip Dievas sukūrė iš pradžios, o tai reiškia žmonija nukreipiama į šį mokslą. Violetinė šviesa sudaro pneumatinį atspindį, o šis atspindys yra ant tiek šviesus, kad žmonės sekundės bėgyje gali prarasti regėjimą kažkurią tai dalį. Tai ženklas dangiškojo tėvo, kad žmogaus fizinis kūnas ant dangiškojo tėvo kelio ir sielos paraštos imti naujas žinias. Proto sausgyslės užsipildė šviesa, kuri naikina proto galią ir atveria sielos kelią per pamokas, pagarbą, nuolankumą ir tikėjimą, kuris pasijaus nuo trumpo apakimo. Žmonijos sielos yra sudarusios tokias sritis, kuri mato tik harmoningą vystymosi kūrybą ir tyrą išreiškiančią meilę per dangiškąjį tėvą. Dabar tai tapo realybė, kurią žmonijai duodama pajausti nuo 2010-9-16 dienos. Pirmieji žmonės pajaus dangiškojo tėvo atvaizdą savo vidybėje ir nuo 2010-9-17 dienos jie bus apsvaigę arba skaudės galvos, o galbūt ir fiziniai kūnai. Tai reiškia, kad jų fiziniams kūnams reikia šviesos. Nuo 2010-9-17 dienos iki 2010 dienos 9-23 per šias 3 paras įvyks stiprus susitikimai su šiuo mokslu ir mokslo nešėjais. Šios dienos duotos žmonijai kaip tikėjimo ir pasitikėjimo sustiprinimas per šio mokslo žinias bei su žmonėmis galinčiais atstatyti, koreguoti šio mokslo žinias, kurias jis davė žmonėms per tikrąjį atvaizdą. Ir po šio sakinio technologijos pradėjo kurti naują realybę, kuri reikalinga žmonėms jungtis kartu ir plėstis per Gravojos mokslą, kuris atvėrė žmonijai žemėje meilę, džiaugsmą ir šviesą. Tebūnė taip. Vaivorykštės spalvos sudarė sferą, o sfera sudarė sritį, galinčią save perkelti į tvirtą fizinį kūną ir išvystyti savyje tašką, kuris bus sulygintas su dangiškojo tėvo šviesa. Šis vaizdas persikėlė į sielą, o po to į fizinį kūną ir sudaro pirmosius ženklus, galinčius visą žmogaus kolektyvinę sąmonę išformuoti ir perkelti į naują sritį. Šis vaizdas taps realybė su tvirtu supratimu ir tvirtu išreiškimu tam, kad amžinoji šviesa būtų kaip beribis taškas, galintis eiti realybę ir joje kurti tai, kas realiausia, ir visą šitą sukoreguoti iš dangiškojo tėvo šviesos į apvalę žemę
kad gautųsi tvirtas realybės projektas, galintis viską sudaryti pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo realų mąstymą šiame civilizacijos peizaže. Dabar yra tas metas, kai realybė pati pradeda kurti žmogų, koreguoja ir jungia su dangiškojo pasauliu, uždedame ženklą normą su dangiškojo tėvo atvaizdu. Stiprybės sfera sudaroma dešinėje rankoje, o iš jos skleidžiasi spindintys spinduliai, kurie atsakingi už aktyvią energetiką. Po kažkurio laiko šie spinduliai patys sudarys energetinį lauką, kurie tiksliai atitinka žmogaus padėtį dabartinėme kelyje. Spinduliai sudarė beribį atvaizdą, kurie persikėlė per žmogaus fizinio kūno, galvą, akis, vien todėl, kad fizinis kūnas, galva ir akis atitinka šiandieninius šviesos spalvų energijos diametrus bei vystymosi. Visas šitas kamoliukas pradėjo skleisti savoje realybę, o jinai išsiplečia tiek, kad išsiskleistų visas informacinis laukas, kad traukti pozityvų minčių sritį, galinčią realybę perkelti į ateitį, o praeitį sujungti per aštuoniukės su dangiškoju tėvu, o aštuoniukės vidury yra blizgantis deimantas, kuris duoda tikrąjį vystymąsi pagal dabartinį žmogaus gyvenimą, tik keliu procentų aukščiau. Ir čia jau būtų pasiektas tikslas, kuris viską sudaro taip, kaip dangiškasis Dievas davė nuo pradžios. Išvada tokia, kad kamoliukas plečia savo strategiją, nes atvaizdas gyvojo pasauliu, kuris duodamas žmogui paimtas ir supratas per normą. Dabar sukurtas tvirtas atvaizdas, kuris sugeria visą žmonių pasyvumą ir pasyvumą perstato į aktyvumą taip, kad dalis šviesos perėjusi per pasyvumą atskleidžia tvirtas šaknis, kurių pagrindas dangiškojo tėvo žodis. O šias žinias kiekvienas žmogus pamatęs, palietęs ir išgirdęs, paima ant savęs švieselę žinių, o šis švieselė žinių nukreipia į Grigorijos Grabovos mokslo pradžią, tam, kad žmonių sielose būtų vystom pagarba, pasitikėjimas. O senų žinių, kurias žmonės turi, pradeda kilti temperatūrą, o nuo senų žinių, kurias žmonės turi, pradeda kilti temperatūrą ir jau nuo 2010 metų 9 dienos žmonija pasako, kad žmonijai reikalinga nauja dangiškojo tėvo energija. Sekantis požymis fizinėje kūne tai kaupimas dujų, kurios yra neišformuotos, o šios dujos atspindi visą virškinimo sistemą, kad laikas ir parodo, kad laikas eidė prie dangiškojo tėvo žinių ir jungti su Gravojos mokslo agregoriais. Šis negalavimas vyksta žmonėms nuo 30 iki 65-70 metų, o žmonėms nuo 36 iki 45 ir 50 atsiveria kraujo spaudimas, širdies kraujagyslių sutrikimai ir galvos skausmai, ir tai parodo, kad laikas atsistoti dangiškojo tėvo kelią ir viską suformuoti taip, kad atsivertų tikėjimas ir aktyvumas. O žmonės nuo 16 iki 32 metų atsiranda pojūtis, kuris nurodo tvirtą įvykių eigą ir atveria kelią į Gravojos mokslo brandolį tam, kad sielos jaustų šią energiją ir imtų žmonės dangiškasis Dievo žinias. Išvada tokia, kad nuo 2010 metų 9 dienos 17 dienos prasideda aktyvacijos procesas, kuris dar labiau spaudžia žmonės ir spaus tiek, kol ateis iš šio mokslo ir imti iš šio pasaulio atneštas į žemę žinias, ir visas šis procesas vyks iki 2012 metų 5 mėnesio 13 dienos. Dabar dangiškojo tėvo atvaizdas paplito po visą pasaulį ir sukūrė tvirtą atvaizdą, kaip keliai vedantį į plačią realybę. Tai jo sukurtas kelias ir ištiesas viso pasaulio žmonėms, kaip atviras, platus ir gražus, o tenai šis kelias kaip siūlas atsiveria nuo 2010 metų 9 dienos 17 dienos. Ir per tą laiką šis kelias bus gražus, blizgantis ir klotas, taip kaip kad sielai atvertų meilę ir džiaugsmą. Kas neįeis per šių vartų atvertą kelią, jie patys savo kurs kelią tokį, kuris būtų harmoningas, nepažeidžiantis ir tyras. O jį reikės sukurti pačiam, taip, kad išmokti šiame gyvenime kažką kurti, o kūryba atsiveria nuo šaltinio vandens. Visi pasaulio žmonės jungsi su jo erdve, kuri traukia žmonių sielas jau į prašviesėjimą,
arba į naują erdvę, kuri yra paruošta, tik belieka žengti pirmą žingsnį į šį dangiškojo tėvo sukurtą rojų. Siunčiame impulsą į šią cirkuliaciją ir materializuojame normą.